Draugai, mes esame Minske, dabar aš jums noriu parodyti Minsko autobusų stotį, tenai jinai yra toliau. Mes jos dabar daug ir ilgai jos nerodysim. Ir pereinu iš karto prie Minsko geležinkelio stoties. Prašoma, čia yra Minsko geležinkelio stotis, Čiugunachny vokzal. Nu, jeigu angliškai, Central Railway Station. Taip, va čia yra pagrindinė Minsko geležinkelio stotis. Jinai yra labai moderni, šiuolaikiška, tvarkinga, švari, graži, principe kaip ir visas Minskas. Tai va, dėl ko aš jums pradėjau pasakoti apie geležinkelio stotį. Todėl, kad mes, kaip visi gerai žinome, Lietuva, Latvija ir Lenkija jau bevizį režimą turi kažkur tai daugiau kaip 2 metus. Mes, Lietuvos piliečiai, Latvijos piliečiai, Lenkijos piliečiai gali važiuoti į Baltarusiją be vizos. Žinoma, ten yra daug visokių niuansų, yra daug didelės eilės ant sienos ir dėl to iškyla visokių problemų. Aišku, neaišku, kas tas problemas daro, bet dabar ne apie tai. Taigi, pradėjau pasakoti dėl bevizio režimo todėl, kad nesenai Aleksandras Grigoričius Lukašenka palaikė užsienio reikalų ministerijos, Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos iniciatyvą ir pritaikė bevizį režimą dar 35 Europos šalims. Tas šalis galima netgi išvardinti. Aš čia turiu užsirašęs ant lapuko, tai į jas įeina Austrija, Andora, Belgija, Bulgarija, Hercegovina, Vatikana, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Šveicarija, Estija ir taip toliau. 35 Europos šalis. Dėl ko tai Baltarusijos prezidentas padarė? Būtent padarė todėl, kad jisai palaiko mūsų geros kaimynystės forumo idėją, jis palaiko šalių draugystę tarpusavio ir jis yra atviras visiems, to norėdamas pasakyti, kad atvažiuokite ir žiūrėkite, kaip Baltarusijos žmonės gyvena. Mes nieko nuo jūsų neslėpėme. Būtent dėl to jis neužsidaro, o būtent atidaro savo šalį tam, kad visi galėtų atvažiuoti ir pasižiūrėti, kaip viskas čia yra iš tikrųjų. Tarp kitko, skaičiau YouTube'ai visokias istorijas ir taip internete kažkur mačiau, kaip atvažiavę kažkokie tai vokiečiai, ten ir ne tik vokiečiai, daug aplankė užsienio šalių piliečių, daug aplankė Baltarusiją. Nuo metų pradžios aplankė apie 120 ar 117 tūkstančių ar 127 tūkstančių, bijau supainioti skaičius. Aplankė būtent Baltarusiją nuo metų pradžios. Tai prašom, kiek jau praėjo? 7 mėnesiai kažkur jau aplankė tiek daug žmonių. Be to, apskritai, per visą tą bevizį režimą į Baltarusiją atvažiavo apie 930 tūkstančių ES gyventojų. Aplankė būtent Baltarusiją to bevizio režimo metu. Draugai, tiesa, tiesa, tas bevizis režimas įsigaliojo nuo Liepos 19 dienos 35 Europos šalims. Tai va, dabar mes einam tenais, leidžiamės į kaip sakant, nežinau kaip čia pasakyti, į tunelį. Ir ten, tarp kitko, čia iš geležinkelio stoties galima įeiti tiesiai į metro. Galima įeiti į metro ir metro važiuoti iš karto kažkur tai į miestą. Tai, tarp kitko, labai patogu. Aš čia vieną sykį skridau iš aerouosto ir tiesiai su čemodanu nuėjau į metro ir nuvažiavau ten, kur man reikėjo. O ten yra metro. Draugai, mes stovime dabar viduje geležinkelio stoties. Žiūrėkite, kaip čia yra gražu, kaip viskas apželdinta, kokia graži oranžerija. Tiesa, prisiminiau skaičių, buvo 127 tūkstančiai gyventojų ES aplankė nuo metų pradžios. Prašom, dabar pažiūrėkite, koks vaizdas ten atsiveria geležinkelio stoty. Prašom, žiūrėkite, šitas yra stalininis ampyras, man atrodo, vadinasi šitą architektūrą. Ir va, prašom, žiūrėkite, draugai, kokia graži Minsko geležinkelio stotis. Čia vakare, kada apšviesta, irgi atrodo viskas gana gražiai, visiškai kitas vaizdas ir visiškai kitaip atrodo tas stotis, tikrai gana įspūdingai ir gražiai.
Draugai, dabar mes matome, prieš tai buvo pagrindinė geležinkelio pusė, fasadinė, taip sakykim, o dabar matome iš kitos pusės geležinkelio stotį, taip sakant, iš kiemo pusės. Va, mato, ten yra traukiniai, čia yra prekybos centras City Green, ten visokie kioskai, žodžiu, viskas švaru, tvarkinga, nu, kaip ir visur, v principė, Baltarusijoje ir Minske. Va, prašom, dabar pažiūrėkite stovėjimo aikštelę, čia yra automobilių parkingas, va čia tenais. Ir jisai yra visiškai nemokamas. Miesto centre parkingas nemokamas, kur jūs tą matėte Lietuvoje. Prašom, pažiūrėkite ten. Draugai, einam toliau, žiūrim geležinkelio stotį. Aš jums ekskursiją darau po geležinkelio stotį. Prašom. Находится на втором пути у второй платформы. Номера вагонов начинаются с хвоста поезда. Mes čia dabar ateinam prie laukimo salės. Čia yra laukimo salės. Prašom, pažiūrėkite. Дай мой кошелек. Čia yra Minsko geležinkelio stotis. Prašom, palaikinkit mūsų video, žiūrėkite mūsų reportažus, jų bus daugiau. Parodysime dar ką nors įdomaus, kas yra Minske ar apskritai Baltarusijoje.